Sveiki! Šiandieną sugalvojau nufilmuoti filmuką, kuris galbūt jums pagelbėtų. Man tikrai tik įsigijus jūrų kiaulytę toksai filmukas būtų pagelbėjęs, nes įsigijus kiaulytę paaiškėjo, kad jinai yra pakankamai išranki sausam maisteliui, todėl mums teko prisipirkti nemažai rūšių maistelio, išbandyti, vienus valgėm, kitus nevalgėm, vienu žodžiu buvo tikrai nemažai išlaidų, bet ko nepadarysi dėl mylimo augintinio. Na ir pirmasis šiandien aptariamas mano maistelis būtų štai toksai. Aš jį prieš keletą dienų pirkau iš savo veterinarės. Kainavo iki 10 litų, neatsimenu, 8 ar 9 su centais, kažkas tai tokio. Čia yra 600 gramų. Štai matot kokia firma. Atsuksiu galą. Čia yra sudėtis, galėsit susistabdyti ir paskaityti. Įtariu, kad šitas maistelis keliaus arba kokiam nors paršeliui dovanų, arba, nežinau, blogiausiu atveju žvirbliam, nes mano kiaulytė jo nelabai valgo. Čia jau mano kaltė, aš apsižioplinau, nepasižiūrėjau, kad čia yra va tokių didelių krekeriukų, kurių jinai nevalgo visiškai. Žalių burbuliukų tokių, aš jais šaškėm vadinu, nes mano runa stumdo jos ir nevalgo. Tai va, nežinau, nekartotinas maistelis tikrai. Tikrai nenoriu kažkokios antireklamos padaryti, bet mano kiaulytė nevalgė. Na ką, sekantis, tai kaip matot, va, prie bliūdelio mūsų favoritas. Valgo mūsų mažasis gurmanas šitą maistelį tikrai labai gerai. Gaila, kad jį atradau tik labai nesenai, gal prieš kokį mėnesį. Štai pavadinimas. Verselė Laga firmos. Tikrai čia taip kaip parašyta aha. Fun, tai taip ir mano kiaulytė labai džiaugiasi. Čia ekstra C vitamino yra. Kaina, galvoju, apie kokius 6-7 litus. Čia yra 400 gramų. Pagal jų rekomendacijas 50 gramų maistelio dienai. Štai, ištiesint. Galėsite irgi sudėti pasiskaityti. Šiaip labai džiaugiuosi šitų maisteliu. Va kaip jis atrodo indelyje. Yra ir ilgų pagaliukų. Ir mažesnių burbuliukų tokių. Tai yra vienintelė žalio šaškės, kurias valgo mano jūrų kiaulytė. Mėgsta jas. Žinoma, aš jas pasmulkinu. Palaužau truputėlį ir tuomet jinai juos valgo. Šiaip tai nemėgsta jokių tokių supresuotų maistelių. Tai va, o šitą matot, uosto. Negali sulaukti, kol padėsiu. Gerai, prašau, valgyk. Tai va, šitas maistelis tikrai jį rekomenduoju. Labai labai geras. Taip. Sekantis buvo įsigytas irgi pas mano veterinarę. Aš jį laikau tokiam konteineriuke, nes pakuotė tokia, neskirta laikymui. Maistelis gali ar sudėkti, ar išsikvėpti. Vat. JR Farm. Čia yra, kaip, ne visai maistelis, čia yra maisto kaip ir papildas. Kaina yra 17 litų, čia turbūt yra 500 gramų. Štai čia yra aprašymas, nežinau ar matosi. Na, ką galiu pasakyti apie šitą maistelį. Kai aš jį pradariau,
tai pasklido nuostabus kvapas po namus, tikrai labai skaniai kvepėjo. Kvepėjo tokiom, net nežinau, mėta, melisa. Ir atrodo iš tikrųjų pakankamai kokybiškai jis. Bet, kad jo daug labai suėstų, mano jūrų kiaulytė nėra. Aš jį iš tikrųjų kaip papildą maisto maišau jos prieš tai minėtą sausą maistelį. Ir jinai valgo tuomet, nes jis iš tikrųjų yra pakankamai aštraus kvapo, o mano jūrų kiaulytė tokių, aštresnių kvapų tikrai nemėgsta. Jinai netgi nevalgo šienelio, kuris būna sumėta viduje. Dėja, šitų šaškių ji nevalgo. Ten parašyta, kad tai yra dažyta su natūraliais burokėliais. Yra ir žirnių, dribsnių, vienu žodžiu, visokių smulkių ir stambių žolelių. Vienu žodžiu, nėra prastas dalykas tikrai, bet šitos pakuotės mums užteks tikrai ilgam. Tų 500 gramų. Va, kaip matot, čia beveik visas ir tilpo, gal tik koks 1/5 buvo netilpęs į šitą dėžutę, o jinai kaip ir dar pilna, nors pirkta prieš 1,5 mėnesio. Taip, sekantis tai būtų pirkinys iš bėdos. Kažkada Maksimoje ėjau, buvo vėlus vakaras, nebedirbo Kika, negalėjau nusipirkti šito maistelio, o šitas mažas pūkuotas namie nori valgyti, tai teko sustoti. Paėmiau štai tokių granulių. Matai, Runa, kokie paršiukai? Paėmiau štai tokių granulių. Iš pakuotės iš tikrųjų matosi, kad spalvos tokios nuzitrinusios, nėra kažkokios geros firmos maistelis. Čia turėtų kažkur tai būti sudėtis, aprašymas, jeigu susifokusuos. Na va, čia yra 450 gramų. Na, nežinau, mokėjau turbūt 4 litus. Nuvalgiam labai nedaug. Štai taip atrodo tos granulės. Na, šiaip vidutinio dydžio jos yra. Labai jau smulkios, tai va, galima palyginti, kaip atrodo smulkios ir šitos stambesnės. Kai tik nupirkau, tai iš tikrųjų valgė, jinai jos nežinau, ar iš bado, ar patiko, bet dabar jeigu įpilu, tai taip, na nežinau, guli ir aš paskui išmetu, arba jinai pati išverčia, išmėto, išstumdo ir nieko gero. Nežinau, tikrai nerekomenduoju, kad ir pigus dalykas, bet už tos pačius 4 litus galima kiaulytei ką nors, na, geresnio tikrai nupirkti. Taip, sekantis maistelis tai būtų, nebeturiu originalios pakuotės, tai būtų Kikos mišinys. Dabar galvoju, ar tai premium, ar egzotika, toksai, na, jisai spalvingas, labai kvepia skaniai. Va, prašau. Labai kvepia jisai skaniai, vaisiais. Na, tikiuosi, kad čia yra natūralus kvapas, o ne kokiu pridėta tenai, nežinau, kvapiklių. Kas čia yra? Čia yra žirnių dribsnių, kukurūzų, saldžiosios pupos, morkyčių. Na, nežinau, truputėlį jinai valgo, pasidomi, bet trumpam labai tas susidomėjimas to maisteliu. Jis tikrai nėra brangus, kainuoja, nežinau, gal kokius 5 litus irgi. Bet nevertas irgi susidomėjimo, dar niekas pas mus šito maistelio nepraspjovė. Na ką, tai tokia buvo mano apžvalga apie maistelius jūrų kiaulytėms. Tikiuosi, kad kažkam ji buvo naudinga. Norėčiau jūsų paprašyti apačioje komentaruose po filmuku parašyti, kokį maistelį labiausiai mėgsta jūsų jūrų kiaulytė.
išmėginsim, paragausim, gal ir mums patiks. Taigi kviečiu prenumeruoti, paspausti patinka ir parašyti kažkokių tai pasiūlymų ar pageidavimų apie tolimesnius filmukus. Kas čia toks pūkuotas? Ką? Kas čia toks pūkuotas? Sakyk, lėkštutė yra blogas indelis jūrų kiaulytės maistui įdėti. Blogai? Blogai. Vargšas. Vargšas paršiukas. Sakyk, mane visi skriaudžia ir neduoda valgyti. Gelbėkit.